Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos foje eksponuojami geriausieji moksleivių piešinių konkurso iš Čiurlionio bokštų darbai. Parodą, kaip ir kasmet, organizavo Druskininkų savivaldybė ir Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Pirmadienio popietę meno gerbėjai dalyvavo Druskininkų moksleivių piešinių konkurso iš Čiurlionio bokštų parodos atidaryme, surengtame Čiurlionio meno mokykloje. Parodoje eksponuojama 10 originaliausiais pripažintų ir konkurso temą geriausiai atspindinčių kūrinių, atliktų įvairia technika. Piešinių konkurse dalyvavo dailės mokyklos auklėtiniai ir visų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Vertinimo komisijai pateikta daugiau nei 100 darbų. Beje, šiemet mokiniai galėjo dalyvauti ne tik piešinių, bet ir rašinių apie Čiurlionį konkursuose. Savo darbuose jie stengiasi įprasminti pagrindinę konkurso temą Čiurlionio kūrybą ir aš. Komisijoms netaip jau paprasta buvo atrinkti, kas geriausi, kas laimėjo. Ir buvo sudarytos atskiros komisijos, kurios vertino tiek piešinius, tiek rašinius. Štai piešinių konkurso laureatais tapo 10 moksleivių. Ir jie visi yra ir tie, kurie pirmą kartą dalyvauja, dauguma jų jau kelinti metai ir nepaprastai gražius piešinius piešia, o šiandien parodoje, kurią atidarome Druskininkų meno mokykloje, mes akivaizdžiai matysime jų darbus. Labai gražūs darbai yra rašiniai, kitaip sakyti, eilėraščiai, kurie vėlgi čiurlioniškąją tematiką, kur moksleiviai Druskininkų išreiškia savo jausmus, vertina savo kūrybą kontekste su Čiurlioniu, kaip jie mato jo kūrybą, ką jinai jiems duoda, kaip juos įkvepia kažkur tai einant tokiu gyvenimo keliu. Čiurlionio meno mokykloje atidaryta ekspozicija veiks iki rugsėjo 1 dienos, o geriausių moksleivių piešinių bei rašinių konkurso iš Čiurlionio bokštų laureatai bus apdovanoti Čiurlionio gimimo dieną rugsėjo 22. Druskininkų paslaugų ūkis gamina pavėsines, stalus, suolus, sūpuokles ir kitus sodo baldus.